Pradedam trečią diskusijų sesiją ir džiaugiuosi, kad šitoj salėje yra žmonių, kuriems įdomi tolingo tema. Aš leisiu padaryti įžangą trumpą ir tuomet pakviesiu jau diskusijos dalyvius į mūsų diskusiją. Man turbūt nieko spausti nereikia, ar reikia? Puikiai. Šitoj skaidrėj turiu daugiau chronologijos. Tolingas, tas keiksmažodis, kurį mes naudojam, jis nėra kaip čia iš šventos dvasios atsiradęs. Ir turbūt yra kaip čia svarbu žinoti, kaip ta idėja gimė, kodėl jinai gyva ir koks jos visas pagrindas. Tai pirmas turbūt ir svarbus momentas, 30 metais visos ES valstybės, jeigu įgyvendins ES reglamentą, nei viena iš jų nebeturės vinječių. Vėlgi, vinjetė yra tik tai forma, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Europa yra priėmusi sprendimą, kad ES sunkiasvoris transportas mokės nebe už laiką, kuriuo naudojasi keliais, bet už atstumą, kurį nuvažiuoja. Vėlgi, svarbu paminėti visas ir tam tikras techninės detalės. ES sprendimas kalba apie TNT tinklą. Tai reiškia, kad apie tam tikrus kelius, kurie sudaro visą Europos žemyno karkasą, susisiekimo ir logistikos grandinės. Taip pat svarbu pasakyti, kad jau šiandien tas įstatymas, kurį mes turime priimta 2020 metais, jis nebeįgyvendina, nėra pakankamai atnaujintas ir neįgyvendina esamo europinio reguliavimo. Tai ir dėl to ES, Europos komisija turi priekaištų Lietuvos vyriausybei, o dėl to susisiekimo ministerija, tam tikrą prasme leidžiu sakyti, privalo inicijuoti tam tikras pataisas. Dar turbūt svarbus momentas, kad 30 metais visoje ES ta mokėjimų sistema, ji turi susidėti iš dviejų dėmenų. Tai yra infrastruktūros dalies ir taip ES pavadino išorės kaštų. Infrastruktūros dalis, vėlgi ES yra pakankamai stipriai apibrėžusi jos niuansus ar skaičiavimo modelius ir ten yra pasakyti keli baziniai ir fundamentalūs dalykai. Infrastruktūros dalis skaičiuojama sąnaudų principu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai nėra politinės valios sprendimas, kiek kainuoja nuvažiuoti 1 kilometrą. Tai reiškia, kad valstybė turi žinoti, kiek kilometrų apmokestina, kiek tuos kilometrus prižiūrėti, paprastai mums suprantamai kalbant, reiškia šienauti vasarą, barstyti ir barstyti druską, valyti sniegą žiemą ir panašiai, ir net atlikti tam tikrus priežiūros darbus, palaikyti tą tinklą, reiškia daryti einamuosius remontus ir jį plėsti, jeigu tokie plėtros planai yra. Tai visos trys šitos dalis yra sąnaudos, kurios suskaičiuojamos ir kuriomis remiantis apskaičiuojama infrastruktūros dalis. Vėlgi, ką mes matome iš kitų ES valstybių, infrastruktūros dalis, jeigu paimsime, sakykime, Vokietiją, Austriją, Vengriją ar kitas valstybės, infrastruktūros dalis jų bendrame apmokestinime sudaro mažiau negu pusę tarifo. Antroji dalis tarifo yra išorės kaštai, taip vadinami, tai yra aplinkosauginiai mokesčiai. Jos šiuo metu yra 3 dedamosios – oro tarša, triukšmo tarša ir CO2. Čia ES yra mus ir visas valstybės įpareigojusi 26-aisiais taikyti jau privalomai oro taršos elementą, o visus 3 elementus taikyti ne vėliau kaip nuo 30 metų. Kai kurios ES valstybės jau šiandien taiko, vėlgi mano minėtos Vokietija, Austrija, bet lygiai taip pat yra valstybių, kurios netaiko, kaip pavyzdžiui Lenkija. Koks to rezultatas, tai turbūt irgi galime paimti paprastai ir pasižiūrėti į skaičius. Austrija tik priėmė šių metų tarifus, nesenai pakeitė šių metų tarifus, sunkiausias svoris ir didžiausia taršos klasė 59 centai berods. Vokietija apie 45 centus.
Jeigu paimsim kitą mums artimesnį pavyzdį, Lenkija, vėlgi sunkiausias svoris, aukščiausia taršos klasė, 18 europietiškų centų. Tai visa tai tam tikrą prasme mums nubrėžia karkasą, bet tuo pačiu ir palieka vietos mūsų turbūt diskusijos temai, ar ne, interesų suderinimui. Pereinu į kitą skaidrę. Seni duomenys, bet manau, kad jie iliustratyvūs, juos surinkau ne pats, o kaip tik mūsų verslo, leisiu sakyti, tai bendruomenės diskusijose LPK juos surinko. 21 metų pajamos ES valstybių iš sunkiasvorio transporto. Prancūzija su 10 milijardų skamba įspūdingai, Vokietija su beveik 8 milijardais irgi skamba labai įspūdingai. Turbūt tam yra paaiškinimas. Tai yra viena dalis, tai yra didelės valstybės, antra dalis, jos turi labai daug tranzitinio srauto. Bet tam tikrą prasme, manau, kad labai geras pavyzdys yra Portugalija. Pavyzdys tuo, kad lygiai taip pat kaip mes esame Europos kraštas, kampas, lygiai taip pat ir Portugalija žemėlapyje yra Europos kraštas. Be abejo, Portugalija turi daugiau uostų negu mes vieną Klaipėdą, iš Portugalija atplaukia daug laivų ir po to keliauja į kitas valstybės, bet pats lyginimasis arba kažkoks atskaitos taškas, tai Portugalija iš sunkiasvorio transporto 21 metais surinko virš milijardų. Žemėlapis, kurį jau šiek tiek ir paminėjau, ta žalia spalva rodo valstybės, kurios jau turi atstuminį mokėjimą. Tam tikrą prasme turbūt labai paprasta, netgi, paaiškinti, kodėl taip yra. Visas centras turi atstuminį mokėjimą, nes atstuminis mokėjimas yra aiškus ir sąžiningas mokėjimas. Ar ne, kiek kilometrų nuvažiavai, tiek sumokėjai. Natūralu, kad centrinė Europa turi didžiausius tranzitinius srautus ir jie turbūt tiesiog anksčiau nei mes suprato, kad tokio sprendimo būtinai reikia. Ir tada matome kraštus, kad kraštai Europos eksperimentuoja ir dar tik juda į kažkokią sistemą. Čia kas turbūt svarbu, tai čia išvardintos tolingą taikančios šalis ir išvardintos šalis, kurios jau šiuo metu taiko visus išorinių kaštų mokesčius. Vėlgi turbūt vyrauja ne kaip nors kitaip, bet vyrauja centrinė Europa, turbūt, kad vėlgi dėl tos pačios priežasties, nes nori apmokestinti ir tranzitinį transportą. Šitą pavyzdį turbūt galima sakyti, kad tikrai jau paminėjau. Čia, atsiprašau, neradom dar angliškos versijos, dėl to įdėjom vokišką, bet čia yra tai, kas nuo šių metų galioja Austrijoje. Vėlgi, ką iš to galime matyti? Galime matyti, kad Austrai lygiai taip pat, ar ne, visgi ieško, kaip suderinti interesus. Prieš metus anksčiau galioja tarifai, nebuvo išskyrę autobusų, tai reiškia keleivinio transporto atskirai. Ir turbūt tas keleivinio transporto išskyrimas irgi turi kažkokią vidinių, politinių ir, interesų derinimo elementų giją. Na ir beveik paskutinė mano įžangos dalis, tai yra šiuo metu mokamas kelių tinklas. Jį šiuo metu sudaro grubiai 1700 km. Kas yra negerai su šituo tinklu, aš leidžiu taip gal drąsiai sakyti, kad kai mes turime vinjetės, viskas yra ok. Automobiliui, kuris veža krovinį, vienaip arba kitaip reikės įvažiuoti į mokamą kelią ir jis vis tiek turės turėti vinjetę. Bet kai mes turėsime atstuminę sistemą, šitas žemėlapis tampa tikrai probleminiu, nes sunkiasvoris transportas turės per didelę paskatą išvengti mokamo kelio. Kalbu konkrečiais pavyzdžiais, ar ne? Matom Vilnių ir matom, Ignaliną, Visaginą, Švenčionis. Kam sunkiasvoriam transportui važiuoti pro Molėtus, kai jis gali važiuoti kitaip ir nieko nemokėti? Lygiai taip pat, ar ne? Mes žinom, kad išvažiavimas į Lenkiją galima išvažiuoti ką tik baiginėjama Via Baltica, bet galima iš Kauno pajudėti link Kaišiadorių ir tada važiuoti pro Alytų. Ir tų modelių, kaip išvengti mokėjimo už sunkiasvorios mašinos nuvažiuotą kilometrą, šiame žemėlapyje yra tiesiog
na, leidžiu sakyti, per daug. Kelios detalės iš to, kas yra nutikę pas mus ir tam tikra ar ne chronologija to, kas vyko. 20 metais Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis pasakė, kad tolingo sistema bus ir ji veiks. Įstatymo pataisos į Seimą buvo atneštas 2017 metais. 23 metais tolingas turėjo pradėti veikti, esam 25-ose, tikime, kad 26 veiks, bet turbūt turime ir net baimės ar abejonės. 20 metais priimtas įstatymas, kurio tarifai buvo skaičiuoti tuo metu dar 17 metais, nustatė tokias ribinius rėžius nuo 3,5 iki 16 centų ir jie nėra susijęti su sąnaudomis, kas turbūt vėlgi iš dabartinės naujausios ES direktyvos yra svarbu. Tas pats CO2 dalies papildymas 24 metais vasarą ministerija pateikė ar ne visuomeniai derinti ir natūralu vien jau šito pateikimo derinti užteko tam, kad dideli ir gan sudėtingus ir klampus debatai prasidėtų. Galiausiai 24 metų rudenį Susisiekimo ministerija pateikė mokamų kelių tinklo plėtros planą iš kelių etapų iki grubiai iki 4,5 tūkstančių. Na ir turbūt paskutinis svarbus ir ne iki galo aiškus elementas šiuo metu yra išorės kaštai, nes 26 metais pavasarį ES oro tarša privalo būti įdėta į apmokestinimą. Tai čia mes turime vėlgi tam tikrą istoriją ir chronologiją, to, kas pas mus jau yra priimta ir kas dar turbūt yra politinių, o ne kokių nors kitokių debatų dalis. Tai tokia mano technokratinė, turbūt galima sakyti, įžanga, kažkiek su mano prieskonio. Ir nieko nelaukdamas, tuomet kviečiu šios diskusijos dalyvius. Seimo narį, gerbiamą Andrių Bagdoną, ekonomikos komiteto daugiametį, jau leidžiu sakyti, narį. Gyti Kauzoną, Paukštininkų asociacijos vadovą. Ir Tomą Piluką, Susisiekimo ministerijos, nepasakysiu viso pavadinimo, kelių ir taip toliau, politikos grupės patarėja. Mes visi galim pasimti mikrofoną ir turbūt tuomet taip mums bus patogiau diskutuoti. Jeigu jums norėsis užduoti klausimą, darykite tą drąsiai, rodykite ženklus, kad norite tai padaryti. Tikiu, kad bus kas padės jau iš karto. Super, labai. Ten įeis visi, kurie moka. Taip. Turbūt pradedam nuo paprasto apšilimo klausimo. Kur esam, kaip vertinam, ką manom ir kaip žiūrim į šitą temą, ar ne? Nes turbūt, kad žiūrim iš labai skirtingų kampų, tai toks labai bendrinis klausimas. Tolingas ir jūsų vertinimas, tai yra, nežinau, būtinybė ir panacėja, tai yra grėsmė ir neįvertinta rizika, tai yra, nežinau, žiūriu Andrių ar ne, politinė įtampa. Tai tiesiog tokie, švelnus, paprastas įžangai klausimas. Kiekvienam iš eilės, kuris norit, galim pradėti. Labą dieną, tikrai džiugu būti šitam forume, nors aš juokauju ir keliems kolegams pasakiau prieš tai, jeigu ne paukščių gripo protrūkis, turbūt rizikuočiau čia būti apmėtas kiaušiniais. Bet aš atstovauju Paukštininkystės asociaciją ir galbūt šnekėsiu viso žemės ūkio, maisto perdirbimo grandinės žodžiais, tai iš tikrųjų visi suprantame, kad apmokestinti kelius reikia. Ir tikrai neprieštaraujam, kad būtų įvestas etolingas, šiek tiek ta teisingesnė mokėjimo sistema, bet ir kaip visada velnias slypi detalėse. Pirmas klausimas, kiek kelių apmokestinti, kitas klausimas,
kokiais mokesčiais ir kaip greitai. Nes vienas dalykas yra svarbus, kad mes vis tik tais dalyvaujam ir konkuruojam su greitimom šalim Lenkija, Latvija, Estija, šiek tiek su Skandinavijos šalim. Jeigu paimsime apie apmokestinamus kelius, nu, tai labai nedidelė dalis arba jų nėra Latvijoje, nėra Estijoje, Lenkijoje yra, bet vėlgi nedidelė dalis, paimkim Skandinaviją, kur panaši savo kelių tinklų iš 20 000 km apmokestinama 2000. Šarūnas paminėjo Nyderlandus, iš 137 000 apmokestinama 2700. Lietuvoje mes norim tą kartelę padidinti ten iki 20% kelių ir tai kels įtampą socialinės, ypatingai tiems žmonėms, kurie gyvena kaime, nes, nu, realiai šnekėkime, jeigu mieste gyvenančiam už statybinės medžiagas nereikia mokėti, kaime reikės, gaunasi socialinė neteisybė. Kita pusė yra, ir tas, manau, kad nemažiau svarbu, kad vis tai žemės ūkis yra ir maisto pramonė yra to mažo pelningumo sritis. Realiai pamodeliavom, kiek jeigu reikėtų mokėti, pavyzdžiui, atvežant grūdus iš Marijampolės į Klaipėdos uostą, kad juos eksportuoti, reikėtų už toną mokėti 4 eurus. Tai yra visa pelno marža, ką šiandieną grūdų traderiai turi ir iš ko gyvena. Jau nekalbant apie tai, kad atgalinis transportas, kuris šiandien veža trąšas ūkininkams, jisai net, nu, jo nebūtų, to prasme. Ar alternatyva geležinkelis? Geras klausimas, manau, kad sudėtingai. Taip, kad iš tikrųjų tų interesų yra labai įvairių ir mes sakom, mes palaikom, bet tik tai susiderinkim su gretimomis šalimis. Ir vis tik tais ten, kur yra svarbu, kur yra labai socialiai jautru, taikykim mažiausią galimą mokestį, taip kaip yra taikoma, pavyzdžiui, infrastruktūros mokestis, ar bus taikomas keleivių pervežimų, atliepiant tą pačią socialinę funkciją. Tai laba diena visiems, džiaugiuosi, kad jau kelintus metus iš eilės organizuojamas toks forumas ir vis dalyvių gausėja ir gausėja. Tai tas tikrai džiugina, akivaizdu, kad ši tema yra labai aktuali. Lietuvos keliai, na, visi jais važiuojame įvairiausiais ir matome jų būklę ir akivaizdu, kad, na, finansavimas nėra pakankamas ir apie tai, na, mes diskutavome visus praėjusius 4 metus parlamente. Politinė valia lyg ir būdavo, ekonomikos komitetas, na, ypatingai tiek verslui, tiek keliam skirdavo išskirtinį dėmesį, tačiau kuomet ateidavo, na, biudžeto priėmimas, nuolatos įvykdavo kova ir tekdavo kovoti praktiškai dėl kiekvieno papildomo euro, kad, na, būtų didesnis kiekis lėšų skiriamas kelių tvarkymui, nes jis šiai dienai, kaip ir sakiau, yra nepakankamas. Tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys, na, vienaip ar kitaip prisideda prie kelių infrastruktūros gerinimo. Ir man atrodo, net ir man, kaip paprastam vairuotojui, na, yra akivaizdu, jeigu aš pildamas kurą sumoku akcizą, aš norėčiau, kad ta didžioji dalis akcizų nukeliautų kelių tvarkymui. Jeigu aš moku akcizą, aš norėčiau, kad keliai būtų dar geresni. Tačiau, na, valstybėje kartais atsiranda kitų prioritetų ir tai manęs tikrai nedžiugina kaip ekonomikos komiteto nario, nes kiekvienais metais, jeigu žiūrėti praėjusius 4 metus, socialiniam reikmėm buvo skiriama vis papildomai po kelis šimtus milijonų eurų. Tai man atrodo, na, jeigu kalbėti apie kelius ir apie socialinės reikmės, tikrai socialinės reikmės yra svarbios, reikia padėti žmonėms, kurie neteko darbo ar su kitokiais iššūkiais susiduria, tačiau mes neturime, na, tiesiog leisti lengva ranka valstybės pinigų tiems žmonėms, kuriems kartais ir nereikia tos pagalbos, o nukreipti didesnę lėšų dalį kelių tvarkymui. Jeigu kalbėti apie tolingą, na, mes visą praėjusią kadenciją prakalbėjome, mes turėjome didelius ginčius, kuomet vis buvo norima nukelti datą 1 kartą, 2, 3. Ir tiesą sakant, nesuprantu, kodėl, na, valstybė taip vyksta, kad, na, jeigu yra politinė valia, vyksta teismai, vyksta ginčai ir niekaip ta sistema nėra įdiegiama. Labai tikiuosi, kad nauja vyriausybė ir šis parlamentas, na, vis dėlto sugebės rasti būdą, kad kaip yra dabar suplanuota nuo kitų metų sausio 1 dienos ta sistema veiktų, mes surinktumėm papildomai daugiau lėšų. Džiaugiuosi, kad ir verslas supranta, kad reikia prisidėti prie kelių infrastruktūros gerinimo, nes priešingų atveju mes, na, ir toliau važinėsime kai kuriais avariniais keliais, nekalbant jau net apie magistralę Vilnius-Klaipėda, kur, na, tam tikrose vietose yra apskritai avarinės būklės. Tai man atrodo, kad ir šioje kadencijoje ekonomikos, jau kalbėti apie ekonomikos komiteto narius sklandžiai bendradarbiaus būtent šią temą, kelių temą ir, na, visokeriopą palaikymą ekonomikos komiteto tikrai turite ir dėsime visas pastangas, kad tas finansavimas didėtų ir mes važinėtumėm kuo geresniais keliais ateityje.
Labą dieną, ačiū Šarūnai už prezentaciją, tikrai palengvinai ir pusę mano pasisakymo jau atėmė. Bet viskas labai gerai, aš tik tai gal papildyti patį norėčiau, kur rodė apie žemėlapį, taip iš tikrųjų taip ir yra, kad įdiegus atolingą, natūralu, kad srautas iš mokamų kelių persikelia į nemokamus ir tai nėra mūsų pastebėjimas, tai parodė jau ir tų šalių, kas įsidiegia yra praktika. Tai kad to išvengti reikia, kaip sakyti, ar padaryti kelią tam tikros kokybės, ką kolegos verslas ir sako, kad jeigu mes važiuosim nemokamais keliais, tada klausimas kyla, kokia to kelio kokybė, kiek jie ten sugais laiko sugaiš, kiek jie turės žalos dėl transporto priemonių remonto ir galų gale paskaičiavus tikriausiai galutiniam rezultatė jiems vis tiek bus pigiau grįžti į mokamą kelią, kur nėra kamščių, kur kokybė gera kelio ir greitis yra didelis judėjimo. Kalbant apie patį atolingą, tai aš jį, sakyčiau, kad mes labai jį paprastai suprantam. Mes jį suprantam kaip paprastą įrankį, kuris yra reikalingas surinkti užmokesčiui arba mokesčiui už pasinaudojama infrastruktūra. Iš tikrųjų, atolingas tai jisai yra sudėtingesnis dalykas. Aš jį skirčiau į gal netgi tokias 3 dalis. Tai yra viena teisinė dalis, kuri reglamentuoja, kaip jisai veikia, kokios sąlygos yra, kokios lengvatos gali būti taikomos. Antra dalis teisinė ekonominė, kur kalbama apie tos pačius tarifus, kainas, koks dydis turi būti nustatytas ir kas už jį turi mokėti. Ir trečia dalis tai yra tas, sakysim, įrankis, kuris tiesiog suteikia galimybę vartotojui susimokėti arba valstybei surinkti mokestį už pasinaudotą infrastruktūrą. Kas, kalbant, ką Šarūnai paminėjai apie dedamasias, tai taip, visiškai teisingai. Atolingo projektas yra ganėtinai senas projektas, tie minėti tarifai 8-16 centų, jie paskaičiuoti buvo ganėtinai senai, taip, ten buvo įvertinta irgi kaštai patiriami, bet po, kaip žinot, sistema viskas išbrango, tikrai jį reikia perskaičiuoti, nes ta pati direktyva pakeitimas jau direktyvos irgi nustatė pačius principus apskaičiavimo, kas veda prie to, kad mes turėsim vis tiek įgyvendindami direktyvą persiskaičiuoti. Dėl išorinių kaštų, tai taip, direktyva leidžia valstybėms narėms apsispręsti, ką iš 3 dedamųjų dalių pasirinkti, arba tu gali rinktis visas 3, arba gali vieną, tai pas mus kol kas yra priimtas toks kaip ir nusaigesnis variantas, mes esame parengę teisės aktų projektus, kur yra įdedama CO2 dedamoji. Dėl dydžio pačios CO2 dedamosios, ką mes pastebėjom, kad kai buvo teisės aktas, ką ir Šarūnas minėjo, siūstas derinti institucijoms, suinteresuotoms, asociacijoms, pastebėjom, kad įvyko diskusija dėl dydžio, tai tas dydis yra užfiksuotas pamatinis ir jisai toksai, koks yra direktyvoje nustatytas, mes jo nei padidinom, nei pamažinom. Ir ką pastebėjom, kad gavosi taip, kad iš visų gautų atsiliepimų Lietuvoje praktiškai nebelieka kam mokėti už kelius. Nes visi tie, kas ir dabar mokėjo, pastabose parašė, kad reikia dėl vienokių kitokių priežasčių juos atleisti. Tai, kaip sakyt, tikiu, kad atolingas bus, bet kaip gerbiamas Seimo narys sako, matyt, reikės vis tiek ten stiprių politinių sprendimų ir apsisprendimų dėl mokėjimų. Kas mokės, kiek mokės, nes pati direktyva aiškiai yra sudėliojus ir ten aiškiai parašyta, kam galima taikyti lengvatas, kokios išimtys yra, kokios transporto priemonės ir kokios labiau teršiančios, kokios mažiau, kiek jas galima atleisti, kiek negalima atleisti. Tai viskas yra ta sudėliota, tiesiog reikia, kaip sakyt, įgyvendinti tuos 3 nedidelius drambliukus, kad padaryti vieną didelį. Tai priimti teisės aktus, susitarti dėl kainų ir nusipirkti tą įrenginį, kuris visą tą dalyką paleis ir jisai sėkmingai veiks. Tomai, aš pasinaudodamas paties ar ne pasakymu, tai jeigu yra 3 dambliai, siūlau, kaip čia, imti vidurinį dabar ar ne, tą politekonominį, reiškia tarifai, kokie, kam ir kodėl, ir tada tą dramblį dar skelti per pus, kad lengviau būtų valgyti ir pradėti tada diskusiją nuo infrastruktūros. Aš
vėl nežinau, ką Gytis mano, bet aš nujaučiu iš tų diskusijų, kurias turėjom. Tikiu, kad vėlgi, ir čia suprantu Gyčio poziciją, nes tikiu, kad ji yra iš esmės visos vietinės logistikos pozicija. Tai yra, nes tolingas, vėlgi, mano įsitikinimu, jis nėra aktualus vežėjams, kurie vežioja krovinį iš Lietuvos į Europą. Nes jie Lietuvoje nuvažiuoja 100, 150, 200 km ir jų bendroje sąmatoje konkurencingumo tai nekeičia. Mes kalbame apie vietinę logistiką, kas reiškia, mes kalbame apie vietinę pramonę, gamybą, žemės ūkį ir priekybą. Ir tada suprantam, kad čia yra diskusijos objektas ir tuomet paimu infrastruktūros dalis. Turbūt, kad mano toks jausmas, kad didelės, kaip čia, baimės akis yra tame, kad niekas nežino, kaip pasakymas yra sąnaudų principų, tai visiems kyla klausimas, o kokios sąnaudos bus, ar ne? Ar Mariaus Šveikausko, nežinau, teniso ar golfo klubo abonementas bus įtrauktas, ar ne? Ar nebus įtrauktas? Aš čia šaržuoju, juokauju, bet tam tikrą prasme, tas žinojimas, kokios sąnaudos susideda, turbūt yra esminis. Ir vėlgi, turbūt, kad ta baimė, kuri yra, ji yra iš to supratimo, kad o būklė tai kritinė, ar ne? Tai reiškia, kad pinigų reikia labai daug, ar ne? Marius šiandien ryte parodė palaikyti, gerinti būklę, kasmet reikia po 600 milijonų. Ar tai reiškia, kad tolingas turės surinkti 600 būklės gerinimui, dar, nežinau, 100 priežiūrai ir dar kažkam? Tai aš spėju, kad čia yra viena iš tos diskusijos elementų ir tada baigiu savo labai ilgą ir nuobodžią įžangą. Kur yra, vėlgi, kur patys jaučiate tas susitarimo ribas, ta proto, bet tas yra, make sense, ar ne? Arba common sense, ar ne? Kur tas common sense? Sakau, Lenkai, ar ne? Nežinau, nuo 8 iki 18. Vėl galbūt skaidimas, kokie keliai. Tai kaip jūs jaučiat, kur yra tas, kas būtų normalu Lietuvoje ir sakykime, kad nekalbėkime apie 26, nežinau, 28 metais. Ne rytoj, už kelių metų. Kaip patiems atrodo? Čia turbūt man, kaip didžiausiam oponentui Šarūno, šito klausimo. Visiems aktualu. Kaip aš minėjau, kad mokėti už kelius reikia, tai turbūt to niekas nekvestionuoja. Bet kalbant apie žemės ūkį, apie maisto perdirbimą, tikrai, kas ir direktyvoje pačioje yra numatyti ir įstatymo projekte, net įstatymė priimtam, ten šiek tiek kreivai surašyta, bet kad žemės ūkiui, turbūt ir maisto pramonė turi būti taikomas mažiausias numatytas tarifas. Ir kitas punktas, irgi iš tos pačios, jau čia labai dažnai minimos direktyvos 362, ten irgi tiesiai šviesiai parašyta, skatinant mažinti klimato taršą, turėtų būti numatyti lengvatiniai tarifai mažiausia taršioms transporto priemonėms. Tai nereiškia, aš nesakau, kad neturėtų iš vis mokėti, bet tas gradavimas turėtų būti padarytas, ko dabar nėra padaryta. Tai gradavimas yra padarytas. Galiojančiam įstatymė yra, jeigu kalbėti netgi apie vinjetės. Aš suprantu, tai visi mokesčiai yra mokami ir vinjetės vadinamos, ir atolingas bus mokama už naudojimas infrastruktūrą. Tai jau dabar yra įstatymė įtvirtinta, kad nuo 26 metų sausio 1 dienos, ko nemokėjo visi švarūs automobiliai, nes dauguma klausia, kas bus, kai pereisim prie žaliosios energijos ir neliks dizelinių ir benzininių, liks tik elektriniai, tai jau nuo 26 metų elektriniai irgi pradeda mokėti 35% nuo kainos, kiek dabar yra vinjetė. Atolingo atveju lygiai tas pats bus. Kalbant apie, ką Šarūnas dabar uždavė klausimą, tai čia iš tikrųjų yra tokia, kaip sakyti, dilema, kaip skaičiuosim. Jeigu mes pasidalinsiu patirtim tą, ką mes gavom iš atsiliepimus iš asocijuotų struktūrų, institucijų, kad CO2 dedamoji, jeigu kartu bus su dabartiniu tarifu, kuris yra patvirtintas įstatymė, kainas pakels 20 kartų. Ok, mes paskaičiavom, iš pradžių nesupratom kodėl,
Kaip tas skaičiuojama, pasitikslinom, skaičiuojama labai paprastai, viskas tvarkingai ir viskas tiksliai. Jeigu pasiimti, kiek vilkikas nuvažiuoja per metus kilometrų, pasiimti vinjetės kainą, gaunasi taip, kad jisai sumoka, sakysim, grubiai. Aš nekalbu apie tie, kurie važiuoja užsienyje, jie ten suka milijonais kilometrų, bet tie, kurie Lietuvoje važinėtų, tai mes taip gavom statistiką, kad vidutiniškai vilkikas nuvažiuoja per dieną apie 500 km, autobusas plus minus priklausomai nuo maršruto ilgio irgi 500-600 km. Jeigu daugiau, tada jau kyla klausimas iš kitos diskusijos apie darbo poilsio režimo pažeidimus ir panašiai. Tai jeigu tokiais skaičiais operuojant ir pasižiūrint per vinjetę, tai ką mes šiai dienai matom, ką verslas susimoka už naudojimą valstybinės reikšmės keliais, tai gaunasi taip, kad nuvažiavus 1 kilometrą mes sumokam, grubiai, pusę cento. Kada būtų įdėktas etolingas ir, sakysim, jeigu paimtume maksimalius tarifus, ten 9 ir 16, tai gautųsi 21 centas už kilometrą. Taip, 20 kartų daugiau. Bet ar sumokėti pusę cento dabar už kilometrą atperka bent jau minimalius kaštus, ką reikia sudėti į infrastruktūrą ir kad ta kelių būklė, tiltų būklė neblogėtų? Klausimas. Tada kitas skaičiavimas yra. Jeigu pasiimi lyginį etolingą su vinjetė ir pasiimi 1 kilometro kainą, kada dabar, čia irgi praktika ir nuolatiniai skundai iš vežėjų, kada jiems reikia įvažiuoti į mokamą kelią ir pravažiuoti 1 kilometrą, jisai susimoka nuo 16 iki 29 eurų už vinjetę, priklausomai nuo klasės ir taršos. Tai jisai už kilometrą sumoka 29 eurus. Jeigu tai būtų etolingas, jisai susimokėtų 21 centą už kilometrą. Tai blogai ar gerai? Aš manau, kad čia požiūrio klausimas ir kaip paskaičiuosi. Tai mes atliepdami tiek verslo, tiek visų asociacijų struktūras darom poveikio vertinimą. Iš pradžių darėm tam tikroms grupėms produktų, dabar darom ekonomikai, tada, nežinau, darysim matyti visai logistiniai grandiniai, tada globaliai ekonomikai, nes mes jaučiam tą, kad taip visi nori mokėti, bet nemokėti yra daugiau norinčių negu mokėti ir mes ir randam kabliukų, kaip tą sistemą vis tiek, tą procesą pristabdyti. Tai kompromisai, kaip sakyti, yra, jūs teisingai sakote, kad įstatymuose yra taikomi mažesni tarifai nustatyti žemės ūkiui ir autobusams, tolimajam susisiekimui, bet nepamirškim vėl to dalyko, kad visi tarifai, ką mes priimsim, turės būti notifikuojama Europos komisijai, kuri dar patikrins, ar mūsų priimti sprendimai atitinka direktyvos nuostatus ir dvasią. Ir gali būti taip, kad mes turėsim kažką taisyti ir tie tarifai nebūtinai bus patys mažiausi. Tai situacija tokia šiai dienai yra. Andriau, politiko duona, ar ne? Net jau dabar turim turbūt vieną, kaip čia, tokią labiausiai žiežirbų keliančią diskusiją, tai kur pats randi tą aukso pjūvį? Tai man atrodo svarbiausia, kad visi suprastų, tiek verslo atstovai, tiek visi kiti, kad turime prisidėti daugiau, negu kad mokame šiai dienai. Tai čia pirmas dalykas. Ir jeigu visos institucijos arba visi suinteresuoti asmenys susiunčia, kad jiem turėtų būtent taikytina lengvata, nemokėti nieko arba mokėti minimaliai, tuomet mes tikrai to finansavimo didesnio neturėsim. Tai man atrodo, čia svarbus aspektas ir, kaip ir sakiau, turime visi prisidėti. Dar, man atrodo, verslui, koks yra labai svarbus aspektas, kad būtų vis dėlto numatytas pereinamasis laikotarpis ir būtų aišku, kuriais metais, kiek jau tu turėsi mokėti. Nes kartais nutinka taip, kad įstatymas priimtas prieš naujus metus ir įsigalioja sausio 1 dieną ir tada apie jokias prognozes ir apie jokius planus turbūt verslas negali net suplanuoti. Tai čia yra turbūt didžiausia blogybė. Bet aš labai tikiuosi, kad tikrai nuo kitų metų sausio 1 etolingą mes turėsim ir tikrai bus rasti kompromisai, kurie tenkins tiek verslo atstovus, tiek žemės ūkio atstovus, tiek autobusus, kuriais mes skatiname žmonės važiuoti, ypatingai viešuoju transportu miestuose. Tai man atrodo, šitom sritim vis dėlto turėtų būti tas galbūt, nežinau, ar pats minimaliausias tarifas, bet kad ne maksimalus, tai tikrai. Tada, Andriau, kaip čia užsikabindamas už paties teiginio, ar ne, kad
turime išsidėlioti laikę. Visi turime pasiruošti, ne? Nes per didelis šokas nėra geriausia terapija. Tai tada mano klausimas, ar tie išorės kaštai, arba tie, einam detaliau, oras, triukšmas, CO2, ar jie yra ta vieta, kur mes ir galime turėti tuos, nežinau, kažkokius pereinamuosius laikotarpius, dar kažkokius sprendimus, kuriais mes palengva įeisim į normalų režimą. Ir vėl čia išplečiu savo tą pasisakymą. Šiandien vinjetėmis iš vinječių valstybės surenka grubiai 70 milijonų eurų. Kelių priežiūros, vien tik kelių priežiūros biudžeto eilutė, kelių plėtros ir priežiūros programoje yra 110 milijonų. Be abejo, kelių priežiūra rūpinasi ne tik 1700, bet visais 22 tūkstančiais, bet pagal kelių kaip čia priežiūros lygį, net nebejoju, kad apie pusę tų pinigų atitenka būtent tam 1700. Tuomet, ir šiandien Marius rodė, ar ne, automagistralių dangos atnaujinimai 24 metais, tai einamieji remontai, 70 keli kilometrai padaryti, kas šiaip yra jokingai mažas skaičius, bet to sąmata berods buvo apie 100 su virš milijonų. Tai ką noriu pasakyti, kad net lyg ir tos 70 milijonų nepadengia tos einamosios sąskaitos, kuri dabar egzistuoja. Tai koks tada tas, nežinau, iš tolingo mes, nežinau, įsivaizduojam, kad, nežinau, vėlgi imu, 28 metais, jeigu vinjetėmis sumoka ekonomika visa, ar ne, 70 milijonų, tai būtų normalu, nežinau, 150 ir dėl to reikia atidėti kažkaip toliau, ar būtų normalu 300, koks irgi jūsų tas, nebūtinai pagal mano apibrėžimus, bet kaip tą sudėlioti, kad vėlgi, kad net ir tas kelias nesupriešintų verslo, ar ne? Nes mums nereikia bereikalingų įtampų, mums reikia veikiančios sistemos. Gal iš eilės, tai aš manyčiau, kad tas perinamas laikotarpis iš tikrųjų yra reikalingas ir tokia kelrodė žvaigždė, bent jau mano požiūrį būtų, tai konkurencinė situacija lyginant su gretimomis šalimis. Nes, kaip aš dar kartą pakartosiu, mes žaidžiam, pavyzdžiui, to pačiam grūdų eksporto, pagrindiniai žaidėjai yra Klaipėdos uostas, Latvijos uostai. Ir kai jie įvedinės mokesčius, mes turėtume atitinkamai irgi eiti žingsnių, kad nesusidaryti to iškreipimai, kada grūdai iš Lietuvos pradės važiuoti į Latviją, į Latvijos uostą. Ir turėsim, jau turim problemą su, kaip sakim, su uosto, kada atsisakėm rusiškų trąšų, atsisakius grūdų klausimas, sėdėsim, spręsim uostininkų turbūt auditorijoje, ką daryti, kad išliktų uostas Klaipėdos, ta prasme. Tai iš tikrųjų tai yra jautru ir kada ta situacija vieninga gretimuose šalyse, tai būtų šiek tiek lengviau priimama ir mums nereikėtų ten tų centų dalintis parduodant produkciją. O apie ką šiek tiek, kiek Andrius paminėjo, kiek Šarūnas tą temą užvedė, tai ar ten CO2, sakykime, išorės mokesčiai, tai vėlgi, jeigu skaityti tą pačią direktyvą, aš vargiai kolegiam pasidalinau, tai yra labai aiškiai pasakyta, kad CO2 dedamoji turi būti vedama tada, iki kol nebus įvedamas CO2 mokestis kūrui. Tas direktyvai parašyta taip pačioj. Ir šitoj vietoje taip, aš manyčiau, kad visi tais reikia sugrįžti atgal į vyriausybę, aplinkos ministeriją, finansų ministeriją, ekonomikos komitetą ir visi tai sakyti, žiūrėkit, ponai, nuo 25 metų sausio 1 atsirado ten 58 ar ten 54 eurai jau 1000 litrų kuro. Ir tas mokestis auks iki 180. Kur tie pinigai nueis? Sąžininga, kad tai nueitų keliams. Ir mes tą didelį gepą, būtent tų trūkstamų lėšų, paimtumėm iš tenais. Bet čia jau reikia tikrai politinės valios, nes mes šnekam apie gynybą, mes šnekam apie kitus poreikius, kur niekas nežinom, kaip finansuoti. Ir čia taip reikia, vyriausybė turi pasakyti ir valstybė, ir Seimo nariai turi pasakyti tuos prioritetus. Bet geriausia, kad tai nebūtų, kad mes nežudytumėm vienos Lietuvos ūkio šakos ar vienų šakų, kitos šakos sąskaita. Ta prasme, tas balansas turi būti surastas. Aš norėčiau gal pratęsti turbūt Gyti ir Šarūno tą klausimą sureaguoti. Vis dėlto labai svarbus akcentas buvo paminėtas. Nors ir iš vinječių 70 milijonų surinkam, ar surinktumėm iš atolingo dvigubai daugiau ar trigubai daugiau, svarbiausiai, kur tie pinigai nueis.
Jeigu 70 milijonų liks keliam ir kiti keli šimtai milijonų nueis kitoms sritims, tuomet mes jokio rezultato nepasieksim. Ir verslas, ir kaip ir sakiau, paprasti žmonės, kurie pila kūrą, mokėdami akcizą, nebematys prasmės tame mokėjime ir tuomet natūralu, kad stengsis galbūt kitais keliais važiuoti ten, kur šiek tiek sutaupo. Tai man atrodo, mūsų tikslas, kad verslas važiuotų tais keliais, kurie yra sutvarkyti, mokėtų tiek, kiek gali jie sumokėti, rasti kompromisus ir kas svarbiausia, kad tos lėšos keliautų kelių priežiūros plėtros programai ir jos būtų skiriamos būtent keliams. Tuomet visi matysime tame prasme ir važinėsim tikrais geresniais keliais. Tai čia, man atrodo, pagrindinis yra akcentas. Čia, Andriu, tai ką minėtai, tam tikrą prasme, teoriškai ar ne, tos lėšos turės nukeliauti į kelius, nes ES taip liepia, bet tai nereiškia, kad finansų ministerija, pamačiusi, kad iš Tolingo ateina daugiau pinigų, nenubrauks tų kitų pinigų. Ar ne, tai čia turbūt mes ir rytiniai daly tą klausimą tam tikrą prasme palėtėm, nes turbūt finansų ministerija labai greitai gali sugalvoti, tai iš Tolingo ateina nebe 70, bet 150, tai KPP sumažinam. Bet čia labai sutinku ir neturiu ką pridėti. Tomai. Aš tikrai norėčiau, kad visi Tolingo pinigai 100% akcizas ir visi kiti pinigai, kuriuos sugeneruoja transportas, pakliūtų į kelius. Bet taip, to nėra. To nėra, nes dabartinė mūsų kelių finansavimo sistema sukonstruota taip, kad pinigai ateina iš biudžeto. O biudžete pinigai jie susimaišo ir tu nežinai, ar tu gauni 500 milijonų už akcizą, ar tu 500 milijonų gauni iš kitų mokesčių surinktų. Tai, ką kolegos kalba, tai taip, tai kai rytiniai diskusijoje kalbėjo ir ministras, ir ekonomikos komiteto pirmininkas, tai tas tikslas ir yra, kad kelių fonde būtų tiksliniai pinigai ir jie niekur kitur nekeliautų, jie keliautų į kelius. Tai, o kokie ten pinigai atkeliaus ir kokie ten šaltiniai bus, kiek ten, sakysim, to pačio akcizo ar kažko, tai čia jau, kaip sakyt, diskusinis klausimas matyti ir bus politiniai sprendimai priimti, kiek kokių. Tai noras visada turėti daugiau pinigų keliams, bet gyvenimas kartais būna kitoks. Ir finansų inžinerija susidėlioja kitaip. Excelis kitaip. Galbūt yra norinčių paklausti. Gal mes turim mikrofoną, tuoj sekundę luktelkim. Mikrofonas, man atrodo, jau ateina. Tuoj. Nes tiesiog kitu atveju tie, kas klausys įrašą, negirdės jūsų klausimą ir bus labai negerai. Jiems bus liūdna, nors mums gal ir nieko. Sveiki, labai malonu už diskusiją ir Tomui Pilukui pritarčiau, kad visos lėšos turėtų eiti keliam, kurios uždirbamos iš kelių, bet kadangi kalbat apie kelių fondą, tai aš norėčiau paprašyti iš tikrųjų buvusio kelių direkcijos direktoriaus Virgaudo Padžiuko, kuris čia sėdi, iš ko tada tas kelių fondas susidaro, gal nereikia mums išradinėti ant dviračio. O aš irgi buvęs kelių direkcijos direktorius, tai žinau jį. Ačiū. Ar leisit? Prašom, Virgaudai. Taip. Malonu visus matyti. Iš tikrųjų, man teko rengti Lietuvoje ir kelių fondo įstatymą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą ir dar dirbti Bulgarijoje ministro patarėjų, rengiant Tolingo sistemą Bulgarijoje. Todėl turiu tikrai didelę patirtį. Ir jūs daug klausimų teisingai palėtėte ir iš tikrųjų Lietuvai dar visą tą reikia įgyvendinti. Pirmiausia, aš sureaguočiau į gerbiamą Šarūno pirmą skaidrę, kur jūs pristatėt. Ir tenais buvo paminėti pagrindiniai dokumentai, kurie reglamentuoja arba mums nurodo tą kelią, kaip turi ta Tolingo sistema būti įdiegta. Čia ir Tomas labai gerai papasakojo visą istoriją. Tačiau ten yra vienas žodis, kuris reglamentuoja infrastruktūrą, infrastruktūros išlaikymą į išlaidas, kur skaičiuojama.
Ir jeigu man kaip Pasaulio banko ekspertui yra labai aišku padarytos išvados, kad krovininis transportas sudaro tik 30% kelių priežiūros ir plėtros išlaidų. Čia labai teisingas verslo yra požiūris ir mes visą krūvį norėdami sudėti ant tų vežėjų, ant verslininkų, už krovininį transporto priemonių apmokestinimą didesnį, mes praktiškai iškreipiam teisybę. 60% kelių priežiūros ir plėtros lėšų priklauso nuo lengvųjų eismo. Tai yra žiemos priežiūros, šienavimas, tikrai nesvarbu, koks automobilis važiuoja. Krovininis tik ašinę apkrovą sudaro. O visas ženklinimas, maršrutinis orientavimas, žymėjimas, plotis, sankryžų projektavimas, sankryžų statyba, tai yra visiškai susiję tik su eismo intensyvumo, o ne su ašinė apkrova arba krovininiais transporto priemonėmis. Todėl aš kaip dabar jau būdamas laisvesnis nuo politinių visų vėjų ir nebijodamas, kad mane kas nors atleis iš darbo, galiu drąsiai pasakyti. Laisvė svarbu. Taip, kad vis tiek kalbėti apie visų automobilių, įskaitant lengvuosius apmokestinimą, mes ateis laikas. Nes tik 2 šalis ES neturi mokesčio lengviesiams automobiliams. O lengvųjų automobilių yra 2 milijonai. Jie naudojasi visų tuo tinklu, kur mes bandome tą mokestį sukrauti ant verslo pečių. Todėl aš galvoju, kad net nedidelis mokestis lengvam automobiliui ir aš kaip senjoras ir mano žmona tikrai esam pajėgus sumokėti 20-30 eurų į metus tą tolingo sistemą ir jūs padauginkit iš 2 milijonų, kiek gausime. Tai iš tikrųjų yra labai didelis pyrago gabalas, kuris visą laiką buvo peinamas. Ir kelių fondą kūrent, ir kelių priežiūros plėtros programą. Mes su ekonomikos komitetu irgi esat svarstę ne vieną sykį tuos visus klausimus. Jie yra aktualūs, tačiau šiandien galbūt klausydamas jūsų diskusijos prašyčiau neužmiršti to komponento, nes visas pasaulis ir ypatingai Pasaulio bankas jisai akcentuoja, kad tai yra labai svarbu, lygiavos principas, labai svarbu, kad tas, kas teršia, tas, kas dėl ko yra išleidžiamos valstybinės lėšos, kažkiek grąžintų tų lėšų. Aš nekalbu apie pilną grąžinimą, jūs suprantat, kad transporto mokestis nėra tiek, kiek keliams reikia išlaikyti, čia yra akcizai, yra kita mokesčių rūšis. Tai atsiprašau. Super. Virgaudai, jūs net tam tikrą prasme, kaip čia, parodėt dramblį kambaryje, bet tuo pačiu ir turbūt uždavėt, kaip čia, praplėtimą tos temos, tai visi, matau, kad Andrius nori reaguoti, tai pasistengiu trumpai. Visi suprantam, kad staigus, greitas, sunkia svorio apmokestinimas tikrai turės įtakos ekonomikai ir verslui. Kokios mūsų alternatyvos? Tai viena turbūt Virgaudas įvardijo, kita alternatyva turbūt labai aiškiai iš Gyčio, nuoseklumas. Kas dar? Tai kaip mums išjudėti į tą tvarų modelį? Aš tik tai norėčiau sureaguoti, labai geros įžvalgos buvo, bet norėčiau sureaguoti dėl visuotinio automobilių apmokestinimo, bet šiai dienai yra įvestas registracijos mokestis ir jisai, jo dydis priklauso nuo automobilio galingumo ir nuo išmetamų dvideginio kiekio, tai iš esmės gali kainuoti ir kelius šimtus eurų ta registracija. Tai čia vienas, man atrodo, svarbus aspektas, ar jis tinkamas, netinkamas tas apmokestinimas, čia tikrai galima diskutuoti. Bet antras dalykas, kas buvo irgi atkreipta, kad automobilis, kuris kuo daugiau teršia, tuo daugiau turi, tai reiškia, tuo daugiau jis važiuoja ir tuo daugiau jisai turėtų mokėti. Bet per akcizus kuro mes tą ir išsprendžiame. Jeigu pas senjorą automobilis stovi mėnesį garaže ir išvažiuoja vieną kartą per mėnesį, tai jis ir įsipylęs to kuro 10 ar 5 litrus, tiek ir sumokėti turėtų. O jeigu asmuo kiekvieną dieną važiuoja į darbą po 100 ar daugiau kilometrų,
na, tai jis natūralu pildamas kūrą, mokėdamas akcizą ir sumoka daugiau. Tai man atrodo, galbūt toks modelis, na, yra teisingesnis, nes kiek tu terši, kiek tu važiuoji, kiek naudojasi keliais, tuo daugiau tu per akcizą sumoki. Bet kaip ir minėjom ir visi sutinkam, kad tos lėšos turėtų keliauti keliams. Ir jeigu, na, tie žmonės, kurie nepritarė ar ne pačiai idėjai, kad iš esmės beveik 100% surenkamų iš akcizų lėšų turėtų keliauti kelių remontui, jie apeliuoja į Konstituciją, bet aš noriu tik priminti, kad krašto apsaugai mes skiriame tam tikrą procentą nuo valstybės biudžeto, taip pat LRT televizijai mes taip pat skiriame tam tikrą procentą ir nesvarbu, ar jiems reikia tais metais daugiau pinigų ar nereikia, bet jie vis tiek gauna kiekvienais dabar metais dešimtimis milijonų didesnį biudžetą. Tai reiškia, jeigu būtų politinė valia, galima kalbėti ir apie kelius, nes keliais naudojasi visi Lietuvos žmonės, ar viešuoju transportu, ar asmeniniu važiuoja, ar žmonės vykdantis verslą. Tai man atrodo, bent iki 80% pradžiai surinkamo akcizo vis dėlto turėtų keliauti kelių infrastruktūros gerinimui. Nežinau, ar norisi dar kam nors reaguoti. Tai turbūt jau, jeigu daugiau rankų nematau, judu į turbūt paskutinę mūsų pokalbio dalį. Mes dabar daug koncentravomės, kiek mokėti, bet yra ir už ką mokėti. Kelių tinklas, ar ne? Tai, ką ir Gytis, ir Tomas irgi šiek tiek palėtė. Turime 1700. Net vizualiai ant žemėlapio labai aišku, kad neoptimalu, kai veikia tolingas. Tiesiog matosi baltos dėmės, ar ne? Jos šviečia. Bet vėlgi, ties kur sustoti, tai ką vėl, turim skirtingas praktikas. Tie patys, ta pati Lenkija, ar ne, pradėjusi nuo grubiai 2000, šiemet, man rods, pasiekė apie 5 jau dabar tūkstančius ir natūralu neketina sustoti, bet daro tą palaipsniui. Tai kaip mums čia judėti, siekiant turbūt, vėlgi aš tokį, kas tas lakmuso popierėlis, tai turbūt lakmuso popierėlis yra realus kelių negadinimas. Nes jeigu sunkiasvorio transporto priemonė suks į nepritaikytą kelią ir važiuos juo ir ji dar labiau sugadins jį, tai mes turėsim ne tai, kad tai, ką surinkom iš tolingo, mes turėsim didžiulį nuostolį, atstatyti tą infrastruktūrą kainuos 10 kartų brangiau. Tai reiškia, kad tai būtų pats blogiausias sprendinys, ar ne? Tai kaip jūs jaučiat, ar ne, ar čia iš tikrųjų nėra, nežinau, kaip fantazuoju, nėra čia ką diskutuoti, padarom 4,5 kaip pavyzdys, ar ne, ministerijos tas, ar 21 ir tada žinosim, kad važiuojam optimaliai, ar ne? Ar kažkaip visgi, vėl, kur tas common sense, kuris not so common kartais? Čia žiūrint, ką norėsim, jeigu mes šnekam apie direktyvos perkelimą, tai direktyva šnekama, kad apmokestinti turi būti transeuropiniai keliai ir greitkeliai. Tai labai aiškiai įvardinta Lietuvoje, kiek mes jų turime. Tai čia, nereikėtų filosofuoti. Iš kitos pusės yra ir to apmokestinimo labai įvairios praktikos, taip pačiu Europoje. Ir yra išskaidomas mokestis, koks turėtų būti greitkeliams, yra išskaidomas mokestis, koks turėtų būti, sakykime, tie turbūt mūsų, prasme, tai respublikiniams keliams ar kažkaip taip, mažesniems keliams, pavadinkim taip. Ir yra dar trečia dedamoji, tai yra nakties mokesčiai ir visa kita, kada vėlgi naktį važiuodamas su sunkvežimiu moki daugiau šiek tiek. Taip, kad tų apmokestinimų variantų ir pavyzdžių tikrai yra ir aš manau, kad būtų sąžininga, kad tas išplėtimas galbūt 4,5 tūkstančio vyktų, bet tiems keliams, kurie nėra transeuropiniai, nėra greitkeliai, būtų numatyti vėlgi visai kiti tarifai. Kokios kitų nuomonės? Kalbant apie kelių tinklų išplėtimą, tai taip. Klausimas, jis nėra atviras. Ta, ką Šarūnai parodė, kad mes buvom pateikę projektą, tai mes jau jį pateikėm iš naujo. Tai čia... Skaidrės ruošiausi praeitą savaitę, pateikėt čia, nes spėjau sureaguoti. Taip, tai mes jau pateikėm pakartotinai, atsižvelgiai visų pastabas ir siūlymus, pateikėm naują projektą, derinti visuomeniai, institucijoms, asociacijoms, laukiam pritarimo, aišku, iš visų. Tai tas tinklas principė toks, koks ir buvo, toks ir liko. Atsižvelgdami į pastabas mes truputį suskaidėm ne į 3 etapus, į 2, bet parinkom optimalesnį variantą.
Lauksim pastabų, aišku, tada, nežinau, kelsis diskusija matyti vyriausybė ir bus priimti sprendimai. Bet kaip tie keliai buvo atrinkti, tai visų pirma buvo įvertinta eismo intensyvumas, kelių dangos būklė, pasižiūrėta, kur krovininis transportas daugiausia važiuoja ir pačio pavyzdys, kada nuvažiuoti iš Vilniaus į Zarasus, nevažiuojant mokamų kelių Vilnius Utena, bet važiuojant pro Švenčionis Ignaliną kraštkeliu. Tai akivaizdžiai parodė praktika, kad tas kelias jau pradėjo lūžti. Formuojasi provežos, kelkraščiai jau aplūžinėja ir greičiausiai neilgoje perspektyvoje ateisime su jo remontu. Tai pasaulinė irgi praktika Europos tą patį parodė, kad jeigu mokamas kelias yra, pradžioje visą laiką einama į šalia esančius nemokamus, tai tas tinklas dabartinis, kuris pasiūlytas apmokestinti, leidžia išvengti šito išėjimo į nemokamus kelius, juos sugadinti. Tai gausis taip, kad tinklas išsiplės, už jį susimokės, pinigai grįš į jo sutvarkymą ir pagerinimą. Tai šiai dienai tokia yra situacija. Aš tai tikrai palaikau, ta prasme, tinklo apmokamo išplėtimą, nes kito turbūt varianto ir nelabai yra, jeigu norime, kad nebūtų sugadinti tam tikri keliai, ar ne, už kuriuos nereikia mokėti. Ir man atrodo, kad svarbiausias šis dalykas, kad suinteresuoti asmenys visi geranoriškai pažiūrėtų į šitą jūsų pateiktą siūlymą, ypatingai visuomenė, nes visų pirma, visuomenės ir yra interesas, kad mūsų keliai būtų kuo labiau sutvarkyti, nes priešingų atveju taip nebus. Tiesiog važinėsime ir toliau kai kuriomis atkarpomis, kaip ir minėjau, magistralėje, kur jos yra išvažinėtos ir jos apskritai avarinės būklės yra ir būtina ieškoti kuo daugiau didesnio finansavimo tam, kad juos sutvarkyti, nes yra tiesiog važiuoti kai kuriomis atkarpomis nesaugu. Ir čia turbūt labai gera, Andriau, pabaiga ir apibendrinimas, nes galiausiai kelias turi būti saugus visų pirma, nes duobė, nedobė yra tik diskomfortas, jeigu tai nėra saugumo praradimas. Ačiū Jums už šitą diskusiją, tikiuosi, kad nors ji tokia gan techninė ir klampi, bet buvo įdomi. Skanios kavos. Ačiū.